Šiame pasėlyje augalai yra bamblėjimo pradžios iki pirmo bamblio tarpsnėje. Siekiant apsaugoti augalus nuo pašaknių ligų, fungicidą turėtume panaudoti iki antro bamblio tarpsnio. Tam puikiai tiktų mūsų gaminamas produktas Input. Input naudojamas žieminių ir vasarinių kviečių, kvietrugių, miežių ir rugių pasėlyje. Dažnai pavasarį nutinka taip, kad dieną temperatūra įšyla, o naktį vėl atvėsta. Kaip žinia, proteokonazolas kaip veiklioji medžiaga yra labai mažai judri augale. Tam, kad pagerinti jo judėjimą augale ir įsisavinimą, Bayer specialistai jį sukomponavo kartu su veikliaja medžiaga spiroksaminu. Input sudarytas iš dviejų skirtingai veikiančių veikliųjų medžiagų, kurių kombinacija iki minimumo sumažina veikliųjų medžiagų pripratimo riziką. Spiroksaminas pagreitina ir pagerina proteokonazolo įsisavinimą iki 35%. Tai ypač aktualu, kai augalai yra stipriai pažeisti ligų ir kai reikia, kad fungicidas veiktų čia ir dabar. Input pradeda veikti nuo tos minutės, kai patenka ant augalo lapų. Taip pat greitai į augalo lapus patekusios veikliosios medžiagos yra apsaugomos nuo nepalankių aplinkos sąlygų. Veikdamos kartu, šios veikliosios medžiagos apsaugo augalus nuo labai plataus pašaknių ar lapų ligų spektrų. Esant nesubalansuotai sėjomainai, kai sėjomainoje vyrauja miglinės kultūros, atsiliuojant pasėlius, taip pat kai yra labai palankios sąlygos lygoms plisti, rekomenduojame naudoti Input 1 litrą į hektarą. Input tai daugelio pamėgtas javų fungicidas pirmam purškimui. Patikėkite javų apsaugą mums, patikėkite ją Input.